O dabar norėčiau pakviesti dvi autorių teisių ekspertės. Tai Radvilė ir Justina, prisėsti į mūsų žavųjį kampelį. Tai pradėsim nuo paprasto dalyko. Toks buitiškas klausimas man kaip kompozitoriai kyla, jeigu aš radau internete tekstą, poetės, nežinau, nepažįstu, tiesiog internetinės poetės tekstą, ne Salomėjos Nėries, bet dar gyvo žmogaus ir darau dainą. Ir ar aš viską teisingai darau, ar man kažką reikia apie tai žinoti? Labai iš tikrųjų dažnas klausimas yra. Ir mes iš tikrųjų su Justina labai daug klausimų sulaukėm pačių įvairiausių apie kūrinių panaudojimą, apie tekstų panaudojimą ir mes kuo toliau, tuo daugiau tų klausimų iki mūsų ateina ir dėl to mes labai džiaugiamės, nes tai reiškia, kad autoriai supranta, kad naudodami kažką ne savo, jie turėtų ar susitarti, ar dar kažkokias tai procedūras atlikti. Jie galbūt tiksliai nežino, tai tam mes ir esam, kad galėtume paaiškinti ir atsakyti. Tai atsakant į tavo Ramintą klausimą, tai labai dažnai būna, kad žmonės galvoja, kad ką randu internete, tas yra visų. Ta reiškia, galima naudoti laisvai, daryti, ką nori ir panašiai. Tai vis tik tai yra mitas, to daryti negalima. Ar eilėraštis yra internete, ar eilėraštis rastas knygoje, taisyklės naudojimo yra visą laiką tokios pačios. Tu turi susirasti kūrinio autorių, turi jam parašyti, geriausia parašyti, aišku, galima ir paskambinti ir paklausti, ar tu leidi man sukurti tavo tekstui melodiją. Ir tik tai tuomet, kai yra gaunamas leidimas, sutikimas, žalia šviesa uždegama, galima pradėti darbus. Super, nežinau, dabar bendras klausimas jums abiems. Situaciją turėjom, nežinau, aš kai augau, nežinau, kiek jūs esat susidūrę su Kelio žvaigždės repertuaru. Aš tai augau su Kelias žvaigždės šou, tai buvo kažkoks stebuklas ir nėra čia ko gėdytis, tikrai žiūrėjom. Bet dabar aš suvokiu, kad ten dažnu atveju buvo paimami užsienietiški kūriniai ir sulietuvinamas jų tekstas. Tai kaip čia yra? Čia viskas su tuo gerai? Aš pasiemu Beatlų Yesterday, pasidarau savo tekstą ir važiuoju ant žinomos melodijos. Aš galiu pratęsti, tai tikrai visi esam girdėję tą terminą vogtos dainos, ar ne? Tai ir yra vogtos dainos. Jeigu nėra leidimo išversti tekstą į bet kokią kalbą, į lietuvių kalbą šiuo atveju, tai tas tekstas yra išverstas ir pritaikytas naujas nelegaliai. Bet aš, pavyzdžiui, negaliu susisiekti su Beatlais, tai negaliu surasti jų kontaktų. Šiais laikais internete yra visa informacija, kokią tik tai gali jums prireikti, surasti teisių turėtojus, surasti jų kontaktus. Visą laiką galima rašyti per Messengerį, pats paprasčiausias turbūt būdas šiais laikais bendrauti. Reikia išsiaiškinti, kas yra autoriai. Ir visą antrą, taip jūs tikrai keičiate kūrinį, aranžuojate, keičiate jo stilistiką ir tikrai turit gauti leidimą. Ir jeigu norit, kad rinktųsi autorinis atlyginimas ir jums už to kūrinio aranžuoti, jūs turėtumėte su kūrinio autoriais susiderinti, susitarti sąlygas, tai turi būti padaryta raštu, kas kokie procentai, kam priklauso už tą aranžuotę. Gali autoriai nesutikti, pavyzdžiui, irgi originalo, kad jums už aranžuotę būtų atlyginimas. Galiausiai tai yra susitarimo dalykas ir tada tik tokiu atveju, jeigu ir jums išskiria gabalėlį kaip aranžuotojai, tai jeigu bus naudojami visur koncertuose, radijo, televizijoje tie aranžuotojų kūrinio versija, tai tik tokiu atveju, jeigu bus įsileidimai, registracijos, jums irgi kapsės tas atlyginimas, kaip vardinti. Pagal visas taisyklės, kad būtų viskas tvarkingai padaryta, kad nekiltų problemų ateityje, tai vis tik tai atsiklausti reikėtų. Nes galbūt tas autorius teksto jisai nenori, kad būtų daina padaryta. Gal jam nepatinka ta daina. Tai, šiaip atsiklausti ir gauti leidimą yra reikalinga.
registruojant kūrinius, registruoja dažniausiai kompozitorius, tai tas, kas registruoja kūrinius, prisima visą atsakomybę, kad turi leidimus ir kad jisai gali tą kūrinį registruoti. Tai mes netikrinam, mes pasitikime. Jeigu taip pagal teisę visiškai, tai turėtų būti sutartis, bet, be abejo, mes svarbu yra turėti raštu sutikimą. Šiaip tai autorių teisų ir gretutinių teisų įstatymas numato ten didelį sąrašą, kas turėtų būti būtinai aptartas sutartyje. Tai mes čia kalbam apie tokį labai supaprastintą variantą. Iš tikrųjų turėtų taip gan rimtai tas susitarimas atrodyti, bet svarbiausia, kad būtų aišku, kas susitarė, apie kokį kūrinį mes kalbam ir apie tuos atlyginimo pasiskirstimo procentus. Taip pat, aišku, labai yra svarbu ir aptarti, ar vienas kažkuris iš autorių gali naudoti kūrinį ir pats ir kitiem duoti, ar jų kartu turi būti bendras sutarimas. Iš tikrųjų, tų klausimų tai yra daug, čia mes taip labai paprastai. Pildyti prašymą ir viskas labai paprastai. Šiaip reikėtų Sąlyga tapti nariu, kad kūriniai būtų viešai naudojami ir skelbiami. Tai tiesiog galbūt tas kūrinys yra viešai skelbiamas ir pirmasis tas kūrinys autoriaus. Ir kaip įrodymas mums pateikiama yra informacija apie tą viešą skelbimą, tampi nariu ir tada yra renkamas atlyginimas. Į praeitį tai taip, iš tikrųjų sudėtinga būtų už tą praeitį kažkokį tai, tarkim, autorinį atlyginimą atgauti, ar ne, bet visada galima kreiptis į teismą ar ne, bandyti išsiieškoti kažkokią tai kompensaciją už tą autorių teisų pažeidimą ir netgi už praėjusį laikotarpį. Jūs galėjote, nežinau, ar tą padarėte, tiesiog juos kreiptis ir pasakyti, kad, žiūrėkit, akivaizdu, kad jūs padarėt pažeidimą, aš reikalauju tiek ir tiek pinigų. Ir jūs būtumėt buvusi teisi tikrai. Šiaip pagal autorių teisų įstatymą teisės į kūrinį atsiranda nuo kūrinio sukūrimo momento. Tai jūs jį sukūrėte, jūs esate autorė, tai yra jūsų kūrinys, jūsų nuosavybė, jūs turite teises į jį. Klausimas, kaip tas kūrinys atsidūrė pas kažką kitą, kad jisai galėjo jį užregistruoti. Tai ar jūs jį kažkur tai viešai jau buvote atlikusi, ar jūs turite kažkur tai paviešinusi jo jau įrašą. Turi būti pasiaiškinti reikėtų kokiom aplinkybėm tas kažkas, kas, tarkim, tą kūrinį jūsų jau panaudojo antrasis ir pasakė, kad tai yra jūsų kūrinys. Pareiga taip kreiptis dėl licenzijos, tai yra renginio organizatorius ir ne atlikėjo ar ne paties autoriaus. Ir šiaip renginių organizatoriui kyla pareiga Latgai pateikti duomenis ir apie koncerto metu atliktus kūrinius ir ten apie autorinį atlyginimą ir taip toliau. Ir būtų labai gerai, jeigu jie taip mums visi sąžiningai ir teiktų ir kartais mes tikrai, o jeigu ne, tai mes tikrai kartais turbūt esat ne vienas iš mūsų sulaukę prašymų, kad gal galėtumėt, gal jūs žinote, kokia buvo programa atsiųsti, kam reikalinga ta informacija, kad mes galėtume jums teisingai ir tikslingai paskirstyti atlyginimą. Tai mes labai to bendradarbiavimo kartais prašom ir jisai yra labai naudingas tiek mums, nes mes žinom, kaip dirbti ir kuo tiksliau paskirstyti ir jums, nes tada tikslingai ir tiksliau keliauja tas atlyginimas. Tai tokiu atveju vis tiek informuoti reikia ir tada mes informuojame, pasirašome tokį tiesiog susitarimą, ten yra speciali tvarka, dabar tiksliai punktų nepamenu, jeigu tikrai 100% tik tai savo kūrinius atlieki ir pats organizuoji, tai detaliau privačiai tiesiog reiktų apsitarti. Labai geras klausimas ir tikrai dažnos situacijos tokios yra, tai visi trys esate melodijos autorius, ar ne, tai tam, kad nebūtų tarpusavyje jūsų ginčių,
yra tikslinga pasirašyti vėlgi susitarimą, kad mes visi esame ten to teksto autoriai, kad mes visi esame tos melodijos autoriai ir kad mes registruojame, tarkim, nežinau, Tomas iš mūsų užregistruos tą kūrinį ir jisai mums visiems paskirstys ten tokius ir tokius procentus. Ar ir po to galima ginčytis? Jeigu tai yra raštu parašyta ar ne, jų pačių pasirašyta atnešta mums, tai tada ginčo kaip ir nėra. Bet jeigu kažkas tai atėjo užregistravo ir jums nepatinka, kaip užregistravo, tai jūs mus informuojate, mes tada stabdome kūrinio registraciją ir duodame jums laiko išsiaiškinti. Sakykime, aš su Šarūnu sukūriau dainą, atėjau vienas ir užregistravau, kad aš autorius. Bet, žiūrėkit, yra programėlė arba netgi internetinė, ar ne, mūsų svetainė, kur visada jūsų paklaus, o antro autoriaus, ar okei. Ar būtent taip užregistravo tas Tomas kūrinį, kuriame ir jūs autorius? Ar tiek procentų? Nes galite iš karto atmesti, net neužfiksavus registracijos. Ir Šarūnas gali visą laiką ginčyti tą registraciją. Ir tokiu atveju niekas negaus autorinio atlyginimo, kol jūs tarpusavėje neišsiaiškinsite. Tai jeigu tos dainos jau yra įrašytos, jeigu yra įrašai jau padaryti, tai ir tų dainų autoriai yra asociacijos Latga nariai, kurie perdavė mums administruoti į kūrinių atgaminimo teises, tai yra atgaminimo laikmenose, CD, DVD, vinilai ir panašiai. Tai tiesiog leidėjas rašo mums paraišką, nurodo, kokius kūrinius leis CD, sumoka autorinį atlyginimą ir išleidžia. Kiekvienas albumas fizinis, nežinau kaip su skaitmeniniais dabar, fizinis turi būti užregistruotas ir turėti licenciją. Na taip, fizinio albumo išleidimas tai yra kūrinio atgaminimas laikmenoje ir tai tam licencija suteikiama yra mūsų, tai yra asociacijos Latga. Jeigu autorius administruojasi šią teisę pats, tai tada be abejo reikia gauti leidimą tiesiogiai iš autoriaus. O kaip sužinoti, tai tiesiog arba paklausti autoriaus, arba paklausti Aistės. Ačiū Radvilė ir Justina!